Lietuvą uzurpavę eilinį kartą. Politinis elitas Seime, vyriausybėj ir prezidentūroje. Šiandieną jie vieningai pasisako už karą, vieningai pasisako už tautos išnaudojimą, vieningai remia Gruzijos Maidaną ir vieningai išnaudoja lietuvių tautą. Jie remdami karą Ukrainoje, remdami šitą NATO agresyvią politiką, numauna paskutinės kelnes nuo lietuvių tautos. Jeigu ir toliau tai bus, tai reiškia, bus dar didinamos kainos. Augs kuro mokesčiai, šildymo kainos išaugs. Tuo pačiu, reiškia, atlyginimai liks tokie pat. O mokėdami, reiškia, 9 milijardus, kurie jau numatyti dabar vokiečių brigadai, tai būsim praskolinti, reiškia, tiek mes, tiek mūsų vaikai, tiek mūsų anūkai. Ir vargiai ar galės atiduoti tas skolas. Ir pati valstybė praras galutinai, reiškia, nepriklausomybę. Todėl mes turime nesėdėti namuose, bet kaip tik pradėti mąstyti apie tai, kaip pasipriešinti, kaip išsaugoti taiką, kaip padaryti, kad, reiškia, Lietuva išliktų, reiškia, klestinti, reiškia, žalia valstybė. Ir kad mūsų miestai nevirtų, reiškia, griuvėsiais ir masiniais kapais. Todėl mes reikalavome, kad, reiškia, būtų sustabdytos, reiškia, visos tos karinių bazių statybos, sustabdytos naujos tos gamyklos, kurios, reiškia, užsienio statomos pagal stambaus kapitalo karinio komplekso, reiškia, užsakymus. Mes turime būti nepriklausoma valstybė, nepriklausoma, neutrali, draugaujanti su savo kaimynais, prekiaujanti, o ne ieškojanti priekabių, kaip prisikabinti, kaip sukelti Trečiąjį pasaulinį karą. Dabartinė NATO taryba, reiškia, braižo naujas, reiškia, fronto linijas nuo Suomijos, Švedijos, reiškia, Pabaltijo valstybės, Lenkija iki Danijos. Tai bus, reiškia, branduolinis karas, reiškia, kuris, reiškia, kuriame nebus jokių laimėtojų. Jeigu norime išlikti, mes turime sustabdyti ir mes tai galime padaryti. Bet jeigu mūsų bus tik tai tiek, tai reiškia, tas karas įvyks ir mes būsime kaip Lietuva, kaip laisva nepriklausoma valstybė, palaidoti. Todėl, reiškia, reikalavime, kad būtų sustabdyta NATO plėtra, kad sustabdytos šitos visas naujos gamyklos pagal 137 Lietuvos konstitucijos straipsnį turi būti, reiškia, uždrausta ir laikytis to, kad, reiškia, svetimos okupacinės kariuomenės bazės nebūtų statomos ir kad jokių, tai reiškia, naujų gamyklų nebūtų, reiškia, karinių statoma. Taip pat reikalavime paleisti visus politinius kalinius ir sustabdyti, reiškia, tas visas politinės, supolitizuotas bylas, kurios dabar vyksta, tokios kaip šitos, reiškia, riaušių, taip vadinama, reiškia, byla, tai cirkas, reiškia, ne byla. Vienu žodžiu, reikalinga priešintis, mėginam priešintis šitam visam, reiškia, okupacijai ir Lietuvos, reiškia, pavergimui.